Na, tai kiek dabar metų sergi epilepsija? Na tai kaip ir sergu nuo metukų, tai praktiškai visą savo gyvenimą. Visą savo gyvenimą. O kiek priepuolių būdavo taip pas pačią, tarkim, per mėnesį, jeigu taip sakyti? Na, per mėnesį, jeigu taip grubiai imant, pradžioj būdavo po 3, po to, kai prasidėjo intensyvesnis tas gyvenimo būdas, tai 5-7. O ar tau tai maišydavo gyventi tie priepuoliai? Maišydavo. Ypač dėl aplinkos ir dėl to, kad pats po to toje aplinkoje jausdavais nesaugiai. Supratau. O vaistų ar daug naudodavai? Taip, daug. Daug ar? 3 skirtingus. 3 skirtingus, ne? Ir ar buvo sunku apsispręsti operacijai? Nebuvo. Ar bijojai kažko? Na, buvo jaudulys, bet nebuvo tokio labai ypatingo. Prieš kiek čia laiko turėjai operaciją dėl epilepsijos? Prieš pusę metų. Prieš pusę metų. Ir kaip dabar jautiesi po operacijos? Puikiai. Aha, ar priepuolių dabar yra? Ne. Nėra. Ar vaistus dabar naudoji dar? Naudoju, bet po biškį mažinu dozę. Gerai, tai ačiū.